Sveiki, Unboxing LT ir prekės iš Lidl. Parduotuvės Milbona, Fruit, Split, Pot, Jogurt and Strawberries. Vienu žodžiu, va toksai jogurtas, 175 gramai. Čia mano vakarienė šios dienos bus. Galvojau, nusipirksiu jogurtą, paragausiu, padarysiu review, unboxingą ir taip toliau. Taigi, čia yra saldintas jogurtas su braškėmis, 2,5% riebumo. 71% jogurto, pieno, braškės, gliukozės, fruktozės sirupos, cukraus 4,8%, modifikuoto krakmolo. Na va, susistabdysit, pauzę padarysit, paskaitysit viską iki galo, jeigu kam nors įdomus šita visa sudėtis. Pagamintas šitas jogurtas yra Vokietijoje, parašyta Vokietijoje, tai yra vokiškas jogurtas. Na, pasižiūrime, energetinė vertė yra 87 kalorijos, tai, na, 675 gramai, ar kiek čia? 175 gramai, taip. Ir tik tai bus 87 kalorijos, bet čia turbūt yra pačio jogurto kaloringumas, o ne šito ne šitų braškių, kaip sakoma. Nepamenu, ar aš pasakiau, kiekgi šitas jogurtas kainuoja. Tai pasižiūrėsim, kiek prisimenu, jisai berods man kainavo 59 eurocentus. Taip, 59 eurocentai ir tai yra jogurtas braškėmis. Atidarinėjom, ragaujam ir žiūrim. Ką iš čia? Va, uogienė braškių ir pats jogurtas. Nu, nepasakyčiau, kad jo labai čia jau daug to jogurto būtų. Su cukrum saldintas. Gerai, čia reikėtų dabar šitą uogienę įsipilti tą jogurtą, bet aš noriu paragauti tiesiog jogurto pačio, be jokių uogienių. Taip, jogurtas, pasakyčiau taip, skanus jogurtas, tikrai saldintas. Tikrai saldintas jogurtas. Na, dar vieną gabaliuką paragausiu. Jisai klaus. Žinot, rūgštokas ir pridėtas cukraus. Na, gerai. Uogienė dabar. Žemas. Skani uogienė. Padarysim dabar kaip reikia. Viską sudėsim. Šitą uogienę. Jogurtą. Nes iš tikrųjų man labai yra keista, kai uogienė ir taip cukraus yra, dar jogurtas saldintas. Tai kam to reikia? Jogurtą buvo galima daryti nesaldintą. Patį paprasčiausia ir tiesiog uogienę susipilat ir valgot. Nu, dabar ragausiu taip, kaip jis ir turėtų būti. Tai yra jogurtas su uogienė. Nu, kaip ir turi būti, kaip sugalvota. Na, ką galiu pasakyti? Skanu. Skanu, gaivu. Realiai, nežinau, aš turbūt nepirksiu antrą kartą. Vien dėl cukraus, nes nupirkau paragavimui, peržiūrai, kaip sakoma, nes aš daugiau galbūt jogurtus daugiau perku tokius be jokių priedų. Nors visose jogurtuose tos cukraus pilna, čia nors neslepiama, parašyta, kad cukraus yra. Gerai, vertinam. 59 eurocentai. Manau, nėra brangu. Aš jį suvalgysiu, tikrai skanu. Antrą kartą turbūt nepirksiu, bet čia yra jau mano problemos. Iš tikrųjų, taip kad galima realiai duoti 5 žvaigždės, bet kadangi aš toks jau labai prakūtęs kritikas ir žiūriu būtent iš savo pusės, o iš savo pusės to, kad aš, kaip sakoma, neteiksiu šitą jogurtą antrą kartą, tai duosiu 4 žvaigždės iš 5. Dar paragausiu, gal ir 5 duosiu, nežinau, dar kartą. Nu, skanu, tikrai. Nu, kad vis tai 4 žvaigždės iš 5. Koks skirtumas ar 4 ar 5? 4 bus. 4 iš 5 šitą prekę pirkti aš rekomenduoju. Tikrai. Rekomendacijos 100%. Pirkit. Labai skanu.